Per 97 Oskarų gyvavimo metus vos 8 siaubo filmai buvo nominuoti geriausio filmo apdovanojimui. Ir pirmą kartą nominuotas buvo filmas Gaslight dar 1945 metais. Pagal dabartinius žanro suvokimo standartus greičiausiai tai būtų labiau psichologinis trileris, bet tais laikais tai buvo laikoma siaubo filmu. Iki kitos nominacijos reikėjo palaukti beveik 30 mečius, nes tik tai 1973 metų Egzorcistas po viso to laikotarpio buvo nominuotas geriausio filmo apdovanojimui. Tačiau jis taip pat nelaimėjo dėl to, kad pergalę tais metais nusiskynė filmas The Sting. Trečiasis siaubo filmas geriausio filmo kategorijoje atsirado pakankamai greitai, tai jau po 2 metų, 1975-aisiais, kai buvo pasirodęs filmas Nasrai. Bet net ir Nasrai pralaimėjo šį titulą, nes tais metais geriausiu buvo išrinktas Skrydis virš gegutės lizdo. Ir jau tik po 16 metų siaubo filmas sugrįžo į geriausio filmo kategoriją ir tai buvo Avinėlių tylėjimas, kuris beje ir vienintelis iš siaubo žanro atstovų laimėjo šį apdovanojimą. Tai yra Oskarą už geriausią filmą. Dar po 8 metų, tai yra 1999 metais pasirodė naujas siaubo filmas, kuris užkariavo visą pasaulį ir dar iki šiol yra laikoma, kad jisai turi vieną geriausių plot twistų istorijoje. Ir tai yra Šeštasis pojūtis, kuris taip pat buvo nominuotas Oskaro už geriausią filmą, bet tais metais pralaimėjo prieš Amerikos grožybės. Kitas siaubo žanro filmas, kuris pasirodė šioje kategorijoje, buvo jau po 11 metų, tai yra 2010-aisiais. Ir tai buvo Juodoji gulbė, kuri taip pat pralaimėjo geriausią filmo titulą savo konkurentui Karaliaus kalbai. Po 7 metų, tai yra 2017-aisiais, pasirodė Jordano Peelo debiutinis filmas Pradink, arba visiems geriausiai žinomas kaip Get Out. Ir jis buvo nominuotas taip pat geriausio filmo apdovanojimui, bet pralaimėjo prieš visus tais metais apdovanojimus susirinkusi Guillermo del Toro Vandens formą. Ir galiausiai priartėjame prie šių metų, tai yra 8 filmo istorijoje, ir tai yra Substancija su Demi Moore, kuri buvo nominuota geriausiam filmui, bet aišku vėlgi pralaimėjo Anorai. Taigi, kuris iš šių filmų jums patiko labiausiai ir kuris jums atrodo buvo mažiausiai įvertintas? Parašykite komentaruose ir nepamirškite manęs pafollowinti.